Sveiki visi, esu Rokas Jarašius ir pagaliau noriu Jums pranešti apie daugelio, kas su manimi yra dirbę lauktus mokymus, kuriuose galėsite lavinti vidinio matymo, tai yra aiškiaregystės gebėjimus. Dirbdamas su žmonėmis, konsultacijų metu dažniausiai telkiuosi į tuo metu esančias jų problemas ir iššūkius. Bet po konsultacijų dažnai sulaukiu klausimų, o kas toliau? Kaip tą būtų galima lavinti savarankiškai? Galbūt galėčiau rekomenduoti kažkokių knygų ar kitokių mokymų. Tačiau kažko panašaus, ką darau aš šiame gylyje, niekur neradau. Todėl mano atsakymas būdavo neigiamas. Bet visi šie klausimai stumė mane sukurti savarankiško darbo sistemą. Tad visiems tiems, kurie laukia, kurie nori su susipažinti, pristatau mano kurtus vidinio matymo įvaldymo mokymus, kuriuose ne tik galėsite lavinti savo gebėjimus, bet ir susipažinsite, kaip mūsų gyvenime veikia energija, praeiti gyvenimai, ciklai, sapnai ir dar daug kitų dalykų. Ir be abejo, gausite būdus, kaip tuos dalykus suvokti bei spręsti, kad jūsų gyvenime būtų geresni rezultatai. Šie vidinio matymo mokymai tai produktas, kuris skirtas šį nuostabų įrankį išmokti naudoti kasdienybėje. Suprantant pasekmių priežastis, mes galime visai kitame lygyje spręsti mums iškilusius iššūkius ir siekti tikslų. Mokymai padaryti PDF formatu. Juos dariau tokius todėl, kad mokymuose yra vietų, kurias nemačiau, kaip geriausiai kitaip galima būtų atskleisti ir paaiškinti. Ko, tarkim, nemačiau, kaip galima būtų padaryti video ar audio formatu. Taip pat mokymuose bus vietų, kuriuose turėsite sustoti, įsigilinti ir tik tai pilnumoj išdirbę tam tikras temas, eiti prie sekančių temų. Kuriant šiuos mokymus, vienas iš tikslų buvo juos padaryti kaip gidą. Tarkim, jums iškyla kažkokia gyvenimiška situacija, kuriai reikalinga atsakymų, jūs įstraukėt iš kišenius telefoną ir atsiverčiat mokymus, mokymuose pasirenkat tą pačią temą, su kuria yra iškilusi situacija, randat, kaip tai situacijai spręsti geriausius sprendimo būdus ir tokiu būdu gaunat atsakymus. Taip pat noriu pasakyti, kad dabar yra mokymų 3 dalys, ruošiama 4 dalis ir toliau bus pildoma mokymų biblioteka, kad galėtumėte lavinti savo gebėjimus, gauti vis daugiau žinių, suprasti vis daugiau tą subtilų energetinį pasaulį ir taip keisti savo realybę į gerąją linkmę. Tad visiems linkiu gerų mokymų, gerų žinių ir gražios dienos. Iki.